viceministrė. O Evaldai, jūs kažkaip silpnokai girdim, ar jūs iš salės esate, ar čia savo kompiuteris? Labą dieną visiems. Labą dieną visiems, gerbiami komiteto nariai, svečiai, turime kvorumą, turim teisę vesti komiteto posėdį. Na, šio komiteto posėdžio darbotvarkė šiek tiek neįprasta, nes pirmoje daly daugiau tvarkomasis, posėdžio dalis tvarkomoji. Na, mes turim pasiskirti vakar pristatytų įstatymų projektams išvadų rengėjus. Darau tai dėl to, kad laiko grafikas yra labai įtemptas ir pirmosios dalies posėdžio transliacijos nebus, kadangi vis dėlto įžanginį žodį suteiksim Krašto apsaugos ministerijos atstovam. Kolegos, ar galim patvirtinti darbotvarkę tokią, kokia yra? Pirmąją dalį tvarkomąją ir antrąją dalį klausimus. Ar nėra prieštaraujančių? Nėra, bet pirmininkė. Galiu pirmininkė? Taip, prašau. Bet taigi nereikia to iš tikrųjų pirmų klausimų uždarų posėdžių. Nėra nieko nei riboto naudojimo, nei slaptai. Iš ties geriau tas įtampos nuėmimui galbūt tas viešumas galbūt daugiau padės, negu užsidarysim čia mes kažką. Kolegos, mūsų valia, kaip tai daryti? Galim daryti ir taip, ir kitaip, nėra problemų. Taip. Jeigu dauguma nori arba yra pageidavimas, kad būtų transliuojama, tada galim sutart, kad abi posėdžio dalys bus transliuojamas. Kolegos, tai darbotvarkę pasitvirtinam. Prie mūsų yra prisijungę visa eilė svečių. Tame tarpe ir Krašto apsaugos viceministras Bronius Beliauskas. Tai paprašyčiau jo pristatyti Kapčiamiesčio poligono įstatymo projektą, Tauragės ir Šilalės poligonų įstatymo projektus, o taip pat Šiaulių sąjungos įstatymo visą eilę straipsnių pakeitimo, bet trumpai daugiau apie problematiškas vietas ir mes pasiskirsim tokių po pristatymo, jeigu bus klausimų, atsakysim ir pasiskirsim išvadų rengėjus. Tai viceministrė, jums žodis. Labą dieną, gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Tai norėčiau pristatyti turbūt pirmiausiai gal Kapčiamiesčio karinio poligono ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įstatymo projektą. Kaip vakar pristatė ir ministras, turbūt pakankamai tos informacijos buvo ištransliuota, esminiai momentai. Tai teikiamų projektų siūlymą nustatyti reguliavimą, kuris užtikrintų greitesnį poligonų įkūrimą, mokymo teritorijos ribų nustatymą, teritorijos tarp poligono ir pasienio juostos ribų nustatymą bei prioritetą sienos apsaugai, teisingą atlyginimą turto savininkams, neturtinius praradimus. Įstatymo projekto, analogiškai kaip ir kitų poligonų įstatymas, yra siūloma nustatyti specialiasias normas ir specialiuosius sutrumpintus terminus susijusius su žemės ir kito nekilnojamo turto paėmimo visuomenės poreikiams, valstybinės žemės perdavimu, poveikio aplinkai vertinimu, poligono teritorijos suformavimu ir jo infrastruktūros sukūrimu, numatyti, kad poligono teritorija esantys valstybei nuosavybės teisė priklausantys vietinės reikšmės keliai ir kitas nekilnojamas turtas ir savivaldybėms nuosavybė teisė priklausantis nekilnojamas turtas perduodamas patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir juo disponuoti Lietuvos kariuomeniai. Kartu siūloma šios naujos nuostatos, tai suskirstoma į poligono ir karinio mokymo teritorijas, tai poligono teritorija bus įrengiamos šaudyklos, pratybos ir mokymai vykdomi pilna apimtimi, todėl šioje teritorijoje esantis privatus turtas bus paimamas visuomenės poreikiams, bei bus ribojama ūkinė veikla. Karinio mokymo teritorijoje nebus įrengiama karinė infrastruktūra, vyks tik manevravimo pratybos, todėl šioje teritorijoje gyvenamosios paskirties statinių savininkams bus paliekama galimybė patiems apsispręsti dėl turto pardavimo ir ūkinė veikla šioje teritorijoje nebus ribojama. Laikotarpis, per kurį galės apsispręsti gyventojai, yra 60 mėnesių, tai 5 metai.
Kodėl 5 metai, nes pilna apimtimi poligonas turėtų pradėti veikti iki 30 metų, o apsisprendimo laikotarpis yra iki 31 vidurio maždaug ir per šį laikotarpį 1,5 metų galėtų gyventojai apsispręsti, ar nori gyventi su pilna apimtimi veikiančiu poligonu ar nebenori. Taip pat nustatomos specialiosios atlyginimo už paimą turtą nuostatos, nustatoma, kad turto vertinimas bus atliekamas savininkui palankiausių metodų, taikant ne mažiau kaip 2 turto vertinimo metodus ir atlyginant pinigais pagal nustatytą didesnę vertę. Atsižvelgiant į šitos situacijos specifiką, poligono įkūrimo skubą ir siekiant užtikrinti tinkamą valstybės ir visuomenės interesų pusiausvyrą ir visuomenės poreikiams paimamo turto savininkų praradimų kompensavimą, prarastos galimybės įsigyti kitą lygiavertį turtą ir kitų neturtinio pobūdžių praradimų kompensavimą, numatoma, kad prie turto vertės, kuri bus nustatyta nepriklausomo turto vertintojų ekspertų, kurių darbą apmokės Krašto apsaugos ministerija, tai turto savininkam bus mokamas papildomos išmokos, kaip žinote, papildoma išmoka už gyvenamosios paskirties statinius 40, poligono teritorija 45 MMA, kas yra beveik 52 000 eurų, karinio mokymo teritorija 22 MMA, kas yra virš 25 000 eurų, teritorija tarp poligono ir pasienio juostos, tai čia tokia nauja atsiradusi nuostata, kad irgi 5 sodybų savininkams paliekama teisė lygiai taip pat kaip ir karinio mokymo teritorija apsispręsti per 60 mėnesių ir siūloma išpirkti už rinkos kainą bei papildomai sumokant kompensacinius moralinius praradimus 22 MMA, tai vėlgi 25 000 su viršum eurų. Taip pat papildomai išmokama už miško paskirties, žemės ūkio paskirties sklypus ir komercinės paskirties statinius 5 MMA, tai yra beveik 6 000 eurų. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektai kartu teikiami su šiuo įstatymu, kuriais siūloma nustatyti, kad žemės ūkio poligono projekte numatomos išmokos ir atlyginimas už išperkamą turtą nebūtų apmokestinimais kažkokiais papildomais mokesčiais. Taip pat yra kitos papildomos informacijos, bet lygtais jūs su jie jau susipažinote, tai trumpai prabėgsiu tik tai apie priminimui, kiek yra sodybų. Tai poligono teritorijoje sodybų skaičius yra 13, karinio mokymo teritorija 77, teritorija tarp poligono, būsimo poligono ir pasienio juostos yra 5 sodybos, miškų paskirties, žemės ūkio paskirties sklypų skaičius poligono teritorijoje 800, komercinės paskirties statinių 1 ir bendras lėšų poreikis, bet turto vertės yra numatytas 7 su viršum milijono eurų. Teisės departamento kanceliarijos pastabos tokios buvo labiau taisytinos kaip gramatinės, o visa kita yra lygtais atitinka teisės normų. Tai taip trumpai apie Kapčiamiesčio poligoną. Ačiū viceministrė. Žinoma, kad mes nesvarstymo stadijoje, o tiesiog išvadų rengėjų pasiskirimo stadijoje, bet vis tiek klausimų yra ir pirmoji klausė Ingrida Šimonytė. Ačiū labai, kadangi sutarėm, kad klausimų nebus, tai tiesiog aš naudojuosi progą, kadangi jau čia toks pristatymas išvadų rengėjų apsisprendimo stadijoje platesnis yra, tai tiesiog noriu truputį grįžti prie vieno klausimo, kuris vakar iš salėje buvo užduotas ir dabar iš to, ką jūs kalbate, aš suprantu, kad taip ir yra, kad tiem žmonėm, kurie yra mokomojoje teritorijoje, apsisprendimo laikas yra 5 metai. Bet prielaida yra tokia, kad, vis tiek, bent jau ir jūs ir viešai tą komunikuojate, kad dažnam tas sugyvenimas su poligonu kažkokių labai ten ypatingų problemų gali ir nekelti ir žmonės gali likti prie to savo turto. Bet iš to, ką jūs šiandien pasakėte ir iš to, ką taip pat girdžiu iš žmonių, kur ten tą turtą turi, šiaip realus apsisprendimo laikas yra 1 metai. Todėl, kad jeigu tu turi kažkaip išsibandyti
išbandyti, kaip tas tavo sugyvenimas su poligonu atrodo. Tai jeigu 4 metai yra, sakykime, kažkoks procesas įrengimo, paskui tu turi realiai labai trumpą laiką nuspręsti, ar tau tas poligonas gyventi trukdo, ar jis vis dėlto netrukdo. Ir vakar ministras atsakymo gero, kodėl tie 5 metai yra būtent taip paskaičiuoti neturėjo, daugiau referavo į tai, kad iš diskusijų su gyventojais tarsi tokia situacija, toks sprendimas pasirinktas, bet aš iš tų pačių gyventojų girdžiu, kad jiem atrodo tas realiai 1,5 metų terminas galbūt trumpokas. Aišku, negali būti tas terminas be galo, turint minty, kad valstybė moka premiją už to turto išpirkimą, tai negali būti, kad čia bet kada apsispręsiu ir išeisiu, kada man nepatinka ir visada tą premiją gausiu, bet ar neturėtų būti vis dėlto šiek tiek daugiau laiko žmonėms pajusti, kiek jie nori tą savo turtą vis dėlto parduoti valstybei, kiek iš tikrųjų, kiek jiem yra problemiška tam poligono mokomoji teritorijoje likti arba ne vien tik tai tie 1,5 metų. Tai va toks mano klausimas būtų. Taip, viceministrė, žodis jums. Tai ačiū už klausimą. Tas mūsų 30 metų deklaravimas, kad poligonas pradės pilnai veikti, bet jeigu priimsime įstatymą, tai 27 metų viduryje maždaug bus paimamas gyventojų privatus turtas ir nuo tada prasidės projektavimas, tai pirmos šaudyklos atsiras 28 metais, tai vadinkim pirmi mokymai, pirmi manevravimai, pirmi šaudymai jau turėtų būti 28 vidurys, tai sakytume, kad nuo 28 vidurio iki 31 vidurio tai gausis beveik 3 metai, bet su galingaisiais ginklais didesnio kalibro pradės mokintis kariai, tai 30 metai sakom, kad jau bus pilnai. Tai tas laikas toksai 3 metų, manau, tikrai yra gal pakankamas, jau bus 3 sezonai praėję tiek ir verslams susiprasti, kaip tas veikia, kaip važiuoja, kiek tos karinės technikos juda ir šnekantis su gyventojais, jiems tikrai yra, kiek kalbėjom, kad sako, 3 metai, 1,5 metų, vadinkim, kad mes žinome, kad jau tai pilnai veikia, tai tikrai tas bus 1 metais toks, sakysim, intensyvesnis mokymasis, 2 metais gal tas mokymasis pagal poreikį bus šiek tiek ir mažesnis arba jis nebus gal, kaip sakyti, toksai, nežinau, intensyvus, tai aš manau, kad tas 1,5 metų intensyvių mokymosi tikrai savininkai supras, kas yra poligonas ir kaip su juo, ar jiem tinka gyventi toje teritorijoje kartu su poligonu, ar jau nebetinka, ar jie nori išsikelti kitur. Klausimą turi Dainius Gaižauskas, prašau, Dainiau. Labas rytas, kolegos. Aišku, čia dabar tik tai pasirengimas išvadų rengėjams ir kad žmonės tie, kurie žiūri, negalvotų, kad čia mes jau nagrinėjom tą būtent įstatymų projektą labai išsamei ir čia viskas jau sudėliota. Bet ne apie tai. Esmė tokia, kad pabandysiu kelis tai klausimus užduoti jums, kurie jau vakar man kėlė daug abejonių, bet nebuvo galima paklausti ministro, gal jūs atsakysit. Žiūrėkit, tas įstatymo projektas, kurį jūs dabar darėt, ir jūs iš ties kalbate apie vieną poligoną, kuris užima 14 000 hektarų. Aš taip suapvalinau. Kai einat į specifikacijas tam tikras, tai griežtesnės tokias galbūt sąlygas, kur bus šaudoma teritorija, ten jau žmonėms ir atlyginsims didesnė pinigų suma, daugiau negu mokomąją, tai atrodo, kad poligonas įskeltas į 2 dalis ir mes kalbam apie 2 skirtingus poligonus. Tada mes pradedam kalbėti apie 2 skirtingus poligonus, nors iš tikrųjų vienas poligonas. Ir norint išlaikyti lygiateisiškumo principą, kad žmonės nebūtų pikti ir suprastų, kad jiems bus valstybė teisinga visiems vienodai ir kompensavimo mechanizmas veiks visiems vienodais, tai manau, kad tas padalinimas į 2 dalis, jisai užprogramavo iš karto pasipriešinimą, nes kuo skiriasi, kad čia man už metro šaudys į vieną pusę, bet ne į mano pusę, ir aš tada turėjau saugesnis ir dėl to man kompensacija bus mažesnė. Bet čia neinu į gilį, aš vien tik sakau, kad pati pradžia man nesuprantama logiškai ir kuo jūs vadovaujate, ir kaip jūs tą sukonstravot, kad būtent perpjovus poligoną per 2 dalis, gaunasi jau ne vienas, o 2 ir dėl to skirtingai galimės kompensacinį mechanizmą. Antras dalykas, jūs sakėt, kai pristatėme, kad jūs viską suderinot ir konsultacijas padarėte.
Nes iš ties aš esu tas pats žmogus, į kurį mane kreipėsi ta bendruomenė, susijungusi asociacija, rinko parašus ir pasakė labai konkrečiai. Po jūsų konsultacijų ir kilo didžiausias nepasitenkinimas ir jums surašė, jūs informavo, kad mus netenkina tą, ką jūs sakot, kad jau suderinot, ar ne? Ir visi žmonės, kurie ten buvo, gyvena viduje, turi nekilnojamo turto, visi surinko parašus oficialiai, ten tikrai sudėlioja viską teisiškai, kreipėsi į prezidentą ir būtent tą raštą jums tikrai įteikė, nes ir mes komitetų nariai gavę, kad nesutinka su tuo kompensavimo mechanizmu, kur jūs sakot, kad sutinka. Antras dalykas, trečias, jūs kai kalbate apie fizinius, tai yra apie objektus, kiek ten objektų, namų, sodybų ir taip toliau, kiek iš tikrųjų realiai jūs paskaičiavę yra fizinių asmenų, kurie valdo tą nekilnojamą turtą. Nes kaip pavyzdys, iš tos 13 sodybų, man kaip paaiškinu, kad, pavyzdžiui, vien 8 sodybos, kurios ten nuolat gyvena, žmonės į vieną tą pažįsta, priklauso 24 asmenėms. Aš suprantu, kad tai broliams, seserims, paveldėjimas buvo ir taip toliau. Tai bendraja apimtim, tam to visoje poligonų teritorijoje, kur 2100 beros objektų nekilnojamų turtų, tai bent jau bendruomeniai skaičiuoja apie 6000 žmonių, fizinių asmenų, kurie suinteresuoti būtent šio įstatymo projektų teisingumo principų, jeigu valstybė kompensuos ir panašiai. Ir ketvirtas, ar jūs žinojot, ar girdėjot ir svarstėt tą būtent jų siūlymą, nes yra daug žmonių, ten yra ir savanorių, ir kiek supratau, iš šaulių ir taip toliau, kurie valstybėje sutiktų išnuomoti savo žemės sklypus, pavyzdžiui, tie, kur ten nedirbama žemė arba miškai ir taip toliau, sako, 100 metų mes galim išnuomoti net už 1 eurą, nes mes, sako, galvojam, gal ne visada reikės valstybėje tokios kovinės parengties ir poligonų ir gal valstybė sutiktų tik tai būtent nuomuoti, kam iš karto nusavinti žemę. Ar šitą klausimas irgi žiūrėjau. O toliau eisim į gilį, kai bus svarstymų stadija, bet šitie labai klausimai bus laiką jiems aktualūs ir aš dabar jūs noriu užduoti jums. Ačiū. Tai pirmininkė, turbūt man reikėtų atsakyti. Nu, turbūt jums reikėtų atsakyti tas klausimus. Jo, tai nuo pirmo klausimo turbūt, kodėl tos 2 teritorijos pasirinktos ir 2 skirtingi mokėjimo metodai, tai dėl to, kad pirmoje teritorijoje ten, kur bus įrengiamos šaudyklos ir jokia veikla negali būti vykdoma, tai dėl to yra didesnis ir gyventojai neturi teisės apsispręsti, jie privalo parduoti arba valstybei paims iš jų turtą, tai dėl to yra didesnė, čia tarantis ir su teisininkais ir nagrinėjant ir pavyzdžius, tai šita vieta dėl 2 teritorijų. Antras klausimas, neatsimenu dabar, tai jeigu primintumėt, dėl ko buvo? Dėl kompensavimo mechanizmo, nes sakė, žmonės nesutiko su jūsų siūlymais ir jūs turėjot gauti raštus jų būtent tos asociacijos Kapčiamiesčio bendruomenės giriai, jie tokią vieną oficialiai susidėliojo. Ar jūs gavę, ar jie būtent visi po jūsų būtent pasibaigus konsultacijoms, kaip jie pasako, ir aš neatsimenu tos datos konkrečiai, bet jau čia pati pabaiga. Susitelkė, parašė jums ministerija ir būtent prezidento yra motyvuodami tuo, kad jūs viešoje erdvėje teikdami, kad suderinot, realiai tai yra nesuderinta. Ir sako, jų balsų negirdėjo niekas. Šnekantis su visais gyventojais, tiek karinio mokymo teritorija, tiek poligono teritorija, tai tie gyventojai, kuriems buvo suteiktos konsultacijos, jų buvo virš 300, tiek gyvai, tiek telefonu. Sutikime šnekantis, jie visi sutikdavo žodiškai, vadinkim, ar sako, pirmiausia, tai jie sako, mes lauksime visi turto vertinimo. Kiek tas turto vertinimas, kiek bus įvertinta vienokia ar kitokia kaina mano sodyba pagal 2 tuos metodus, kurie bus parinkti, kurie bus parinkti mūsų ir kurie atliks turto vertintojas. Tai jie pirmiausia klausia tos sumos, mes tos sumos šiandien dienai nežinom, jinai bus tik tai aiški tada, kada bus atliekamas turto vertinimas. Šiandien dienai aiškiai yra papildoma pinigų suma, kuria siūloma primokėti gyventojams už jų paimamą turtą arba apsispręsti sodyboms, kurios nori gyventi ar nenori gyventi poligono teritorijoje. Tai gyventojų atsakymų, kad ne, mes tik esame gavę raštą iš Kapčiamiesčio bendruomenės girios, kuriame teigiama, kad jie turi rašytinius paaiškinimus ar sutikimus, kad gyventojai nesutinka, bet pačių sutikimų nėra pateikę. Mes turim visus parašus, aš visą turiu ir jūs turėjau tą gautą raštą. Su parašai surinkti.
Jo, aš juos asmeniškai nemačiau, aš mačiau tik tai raštą, kad tokia informacija pateikta, kad turime sutikimus, bet vėlgi būnant Lazdijų savivaldybėje ir kalbantis, čia kai buvo filmavimas Laisvės TV, kalbantis su tais pačiais Kapčiamiesčio gyventojais, kai kurie gyventojai sako, pas mus vyksta tokie dalykai, kaip gyventojais bendruomenės tie atstovai, tik tai klausimas, koks ten jų tas atstovavimas, nes, kaip žinote, ir antrasis operatyvinių tarnybų departamentas pasisakė dėl kai kurių asmenų ir jų bendravimo su prorusiškais veikėjais, tai sako, mes tikrai, mūsų nuomonė yra kitokia, bet, kaip pasakyti, raštiškų tokių dalykų mes neturime, mes turime tik tai pasikalbėjimus. Tai kaip pasakyti, ką jie turi ir ką mes turime, turbūt visi gyventojai sutinka, kad bus turbūt atskiri pokalbiai ir atskiros temos tada, kada bus atliktas vertinimas. Tai čia sutikimas bus tada tikrasis pasirašytas, kada jau turėsime vertinimus ir bus aiškios pinigų sumos, kiek yra mokama vienam ar kitam už jo turimą turtą. Kas liečia kitus dalykus, jūs klausite apie... Kiek yra fizinių asmenų, būtent nekilnojamų turtų savininkų? Jo, fizinių asmenų raudonoje toj teritorijoje, kur turtas bus paimtas, berods vienoje sodyboje yra 11 bendrasavininkų. Šiaip yra kai kurių sodybų tas pats savininkas, kalbantis su jais arba su jų atstovais, nes su 11 visų bendrasavininkų vienos sodybos tikrai nebuvo galimybės pasikalbėti, jie dažniausiai siuntė į vieną atstovą, tai tie bendrasavininkai to turto turi įvairių dalių, turi vieną 28-ąją arba vieną 57-ąją, turi ir pusę, bet kaip šnekėjome su savininkais, tai sako, kai kuriuose momentuose turbūt bus išspręsta problema, nes 11 ar 13 bendrasavininkų rasti bendros pozicijos dėl pardavimo, jeigu norėtum paprastai paimti ir parduoti, yra, sako, sunku mums susitarti tarpusavyje, tai sako, jūs kai kuriais momentais net išspręsite ir užprogramuotą problemą, kad tas turtas gali būti, vadinkim, sunykti arba kažkas jų naudosis daugiau ar mažiau, tai tarp giminių tikrai būna visokiausių istorijų. Tai su visais tikrai galimybės nebuvo pasikalbėti tas, kas yra bendrasavininkais, bet kalbėjomės su bendrasavininku, vadinkim, atstovu, kuris toliau nudelegavo visą informaciją savo giminaičiams arba bendraturčiams. Aš patikslinsiu, ne apie tai. Šitą informaciją aš irgi gavau. Dar sykį, visoje teritorijoje yra virš 2100 nekilnojamų turto objektų, aš taip pasakysiu, taip. Kur šaudymo teritorijoje, būtent tie žmonės, kur pristatė, tai yra apie 2000 žmonių, kurie valdo turtą šaudymo teritorijoje, kur mes tik kalbam apie 13 sodybų. Ten yra miškų, nekilnojamų turto, visokių dalykų, ten yra beveik 1000 žmonių klausimas, o anoj pusėje 4000 žmonių klausimas. Visų bendrai tai yra 6000 žmonių, kurie atstovauja dabartys per tą bendruomenės gyrę ir sako, kaip taip sumenkina, nes pavyzdžiui, sako, su šeimoje, jūs labai teisingai pasakėte, vyras sutinka atiduoti poligoną, žmona ne. Ir pasako, pabandyk tu matą padaryti, arba vaikai. Ir sako, pavyzdžiui, namo statymo vertė, jeigu valstybė išskirstys visiems po lygias dalis, visi gaus po kažkiek tai tų pinigų, sako, tas žmogus, kuris realiai gyveno, jis negalės įsigyti turto, nes jis gal gaus iš tų 50 tik tai 10 000. Esmė, užprogramuotas konfliktas yra viduje, bet jisai, galima sakyti, išvystomas per būtent šį projektą. Tai kad tas konfliktas neįsivystytų, reikėtų rasti tokį sprendimą, kuris tenkintų visus. Taip, kad matot, 6000 žmonių, tai paprastai bandyti pagreitintą tvarką neina padaryti. Reikės ieškoti sprendimų. Aš netgi dabar iš jūsų neišgirstu atsakymą, kiek realiai pagal dokumentus, jūs tikrai turėjote tą turėti informaciją, yra fizinių asmenų tiesiogiai valdančių tą nekilnojamą turtą. Nesvarbu, viena 2, viena 5, viena 4. Daugiavaikį šeimą turės, aišku, viena tenais 100, bet dar sykį sakau, kiek yra fizinių asmenų, kurie valdo tą turtą? Tai jūs pats turbūt ir atsakėte į tą savo klausimą, sakydami, kad 2000 ir 4000, tai apie 6000. Tikslaus skaičiaus negaliu atsakyti. Nes neturiu tikrai tų duomenų, nes visos informacijos apie mokomojame teritoriją, kiek yra bendrasavininkų sklypuose, tikrai nerinkome, bet savininkų šitų sklypų skaičių turime,
bendrasavininkų skaičiaus tikslaus šiandien dienai neturiu. Viceministrė, dar buvo klausimas dėl žemės nuomos, tai prašom pakomentuoti šitą dalyką už 1 eurą ar už kokį tai kitą sutartą mokestį ir turbūt judėsim tolyn. Su savininkais dėl žemės nuomos buvo šnekėta, su teisininkais, atsiprašau, dėl žemės nuomos buvo šnekėta, tai teisininkų siūlymas yra ne nuoma, o išpirkimas būtent toje šaudymo teritorijoje, poligono teritorijoje, kur bus įkūrimos šaudyklos, tai tokios galimybės kaip nuoma teisininkai nesiūlo, o siūlo išpirkimą. Klausti norėtų Arvydas Pocius. Prašau, Arvydai, ir turbūt gal, kadangi tvarkomasis posėdis, gal tuo klausimu paskutiniuoju ir pabaigim. Labai trumpas klausimas iš praktinės grinai patirties, kas susijęs su poligonais. Būdavo tokiu atveju, kai ginčytina būdavo dėl kelių, poligonų kelių ir privažiavimo keliai prie poligonų. Kokia yra situacija, ar tie keliai, kurie bus mokymo teritorijoje, tie servitutiniai keliai, tvarkys krašto apsaugos ministerija in corpore visoje toje teritorijoje, ar čia jie liks savivaldybei, nes, sakau, anksčiau būdavo tokių su kitais poligonais tokių konfliktinių situacijų, kai sunkioji technika, karinė sunkioji technika, kai kur pagadindavo tuos kelius, o dėl tvarkymo, remonto, reiškia, su vietiniais gyventojais kildavo tam tikrų, kaip sakant, konfliktinių situacijų. Tai gal galit pakomentuoti čia trumpai. Poligono teritorijoje esantys valstybės nuosavybė teisė priklausantis vietinės reikšmės keliai ir kitas nekilnojamas turtas ir savivaldybės nuosavybė teisantis priklausantis nekilnojamas turtas yra perduodamas patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir jo disponuoti Lietuvos kariuomeniai. Tai Lietuvos kariuomenė bus atsakinga už priežiūrą, už kelių platinimą, pralaidų, užsikišimo vandens sureguliavimo ir kitų dalykų, kas susijęs su keliais. Privažiuojamieji keliai, kurie ne poligono teritorija, bet savivaldybės teritorija, tai finansavimą užtikrinsime į tuos kelius, kur bus judama karinė technika, kai judės į poligono teritoriją, tai jau yra svarstomas aplinkelio klausimas aplink Kapčiamiesčio miestelį, taip pat kiti keliai, kurie priklauso Arvyje Lietuvai, kai kurie yra įtraukti į savivaldybės poreikių ar vadinkim norų sąrašą, kad tuos kelius turėtume sutvarkyti iki to laiko, kada įsiveiklins poligonas, tai iki 30 metų. Tai papildomų kelių už poligono teritorijos Lietuvos kariuomenė neperima, perima tik tai tą turtą, kuris yra poligono teritorijoje ir už jį atsakys. Ačiū viceministrui. Ačiū viceministrui. Tai kolegos turim pasiskirt išvadų rengėjus. Gal yra norinčių pasisiūlyti? Dainius Gaižauskas, prašau. Jo, aišku, noriu pasisiūlyti iš tikrųjų išvadų rengėjų, nes pabandysim labai taip kruopščiai iš tiesų pažiūrėti į šitą būtent įstatymų projektą, nes tikrai žmonių yra daug nepatenkintų, stebi šį projektą visa Lietuva ir mes iš tikrųjų visi esam suinteresuoti, kad tas įstatymas tikrai būtų kruopščiai pažiūrėtas, išnagrinėtas ir tik tai tada priimtas sprendimas. Tai aš labai siūlausi būtent išvadų rengėjų ir dar tuo pačiu gal trumpai vis tiek tai klausimą, nes prie jo vis tiek prieisim Baltijos gynybos liniją. Mes puikiai apie žinom, kad tas projektas vis tiek bus vystomas ateity. Praktiškai Baltijos gynybos linija eina per tą poligoną. Kaip šį dar vertinot klausimą, krašto apsaugos viceministro noriu užduoti klausimą, labai tik trumpai. Taip, viceministrė, jeigu galite, atsakykite. Tai trumpai Baltijos gynybos linija yra identifikuota, taip jinai praeina ir pro šitą teritoriją, tai kai kurie momentai kaip pelkių atkūrimas irgi yra numatytas, tai yra identifikuota, viską pamatysime, bus sudėliota ant žemėlapių, parengti projektai, kada įsiveiklins įstatymą. Tai kolegos, dėl Kapčiamiesčio poligono ir dėl Tauragės karinio poligono, aš siūlau paskirti išvadų dar Laurynas Kasčiūnas norėjo.
Pirmininkė, aš tikrai nenoriu būti išvadų rengėjų, nes turėsiu nacionalinio saugumo strategijos, kaip kalbėjom, išvadas parengti. Tai irgi bus darbo, bet tik ką išgirdau viceministrą apie pelkės. Žiūrėkit, tai pelkės gerai, bet patikėkit, reikės ir daugiau sprendinių fortifikacinių ir inžinierinių šitam poligone, nes tai tikrai yra puikiai vieta realaus mūšio laukia susidėlioti savo gynybinę liniją, kada Ainius klausė. Tai būkit geri, tai planą atneškite jau tada irgi svarstymo metu, ką jūs tam planuojat padaryti. Jeigu negali būti viešas planas, mes galim kažkur tai nueiti į aplinką, kur galima būtų susipažinti. Nes iš tikrųjų mes argumentuodami dėl poligono irgi vis laik pabrėžėm, kad tai bus ir gynybos linijos išsprendus visas teisinės žemės problemas integrali dalis. Tai čia reikia rimtai pasižiūrėti šitą klausimą, galima pavyzdinių atramos punktų sukurti. Tai tikrai, žiūrėkit, gerbiamas pirmininkė, aš labai noriu atkreipti į tai dėmesį, kad tai būtų ne šiaip atsainus ten vienos kitos pelkės klausimas, bet rimta inžinierinių įrengimų sistema. Ačiū. Aš papildysiu, Laurinai, aš mačiau tą būtent pristatymą, kur žmonėms pristatė kariuomenį. Ir tai kariuomenį atsinešė būtent Baltijos gynybos tam tikrus projektus. Tai pusę poligonų teritorijos jau paima, tai šaudimui tai liks ten gal hektaras pagal Baltijos gynybos liniją. Aš nekalbu apie visus pelkynus, aš dabar neėmiau tų specialių dalykų, nes ten pasirodo toje pačioje, ten labai daug ežerų yra po žemė, bet ne apie tai. Baltijos gynybos linija tą pusę poligonų teritoriją pagal tą, ką pristatė gyventojams, dėl to ir jiems ir klausimų kyla, iš karto paima. Tai praktiškai, žinokit, turėsim gerai padirbėti ir galim pradėti nuo Baltijos gynybos linijos. Ačiū. Kolegos, judam toliau. Tomas Martinaitis norėjo pasakyti kažką. Tai dėl tų išvadų rengėjų, jeigu nebūtų dar papildomai norinčių, tai aš visai sutikčiau. Supratau, Tomai. Kartu su Dainium tokia kompanija, tai čia didžiulė garbė būtų kartu darbuotis. Ačiū. Arvydas Pocius taip pat norėtų pasisiūlyti būti išvadų rengėjų, taip suprantu. O kadangi šiek tiek išmanau apie poligonus, aš galvoju, kad aš irgi galėčiau būti išvadų rengėjas. Gerai. Ar dar norėtų kas nors pasisiūlyti? Gal Viktorija Čmilytė norėtų dalyvauti? Tai aš norėjau pasiūlyti, kad kažkas būtų ir iš opozicijos, bet manau, kad kadangi gerbiamas Arvydas pasisiūlė, tai manau, kad gerai išvadų rengėjų komanda ir stebėsiu procesą šiek tiek iš toliau. Ačiū. Tai ar daugiau norinčių pasisiūlinti? Ačiū. Tai tada sutarėm, kad išvadų rengėjai yra Dainius Gaižauskas, Tomas Martinaitis ir Arvydas Pocius. Ar tinka? Tinka. Sutarta abiem įstatymų projektams. Dėl Šiaulių sąjungos įstatymo, eilės straipsnių pakeitimo įstatymo ir jų lydinčiųjų taip pat turėtumėm pasiskirti išvadų rengėjus. Kas norėtų pasisiūlyti? Galėčiau būti, pirmininkė. Laurinas Kasčiūnas. Kas dar myli Šaulius? Mes turime šaulių. Yra kas ne tik myli, bet ir yra šaulys, bet gal todėl nereikia siūlytis. Pirmininkė, mylim visi šaulius. Aš suprantu, kad jūs galėtumėt, žinoma, galėtumėt be jokios abejonės, bet ar norėtumėt? Mes abugi nebūsim, tai jeigu Laurinas yra, tai jau kažkas iš pozicijos turėtų pasisiūlyti, bet tiesiog dėl meilės šauliams. Gal siūlyčiau Šarūną Birutį? Pirmininkė, tą patarsiu, mes visi esam pasirašę sąrašą, kas kurias sritis kuruojam. Jeigu iš karto išvadų rengėjus automatiškai, tai pažiūrėkit, gal tenais bus pozicijos, opozicijos dalys, kurios būtent su šitų klausimų susijęs, nes jie ir būdavo gilinasi į tas problemas. Dabar aš to sąrašo neturiu po ranka, todėl gal pažaiskim demokratiją ir tiesiog, pasisiūlykit, kaip sakyt, nesikuklinkit. Tikrai, pirmininkė, aš labai pritariu jūsų idėjai, kažkaip, mes turim labai gausų socialdemokratų būrį komitete ir tikiu, kad ne tik dėl to, kad pakilnot rankas, bet ir idėjas turėti. Tomai, siūlau tave. Tai kad Tomas jau yra. Aš tai visur galiu, bet nenoriu, kaip sakant, uždominuoti irgi. Kolegos, drąsiau. Būti išvadų rengėjas. Tai yra Martynas, yra Paulius. Pauliau, norite? Taip, pirmininkė, galiu būti išvadų rengėjų. Puiku.
tai Laurynas Kasčiūnas ir Visockas Paulius tampa išvadų rengėjai įstatymo paketui Šiaulių sąjungos statymas visai pakeitimui. Kolegos, tada šituo klausimu kaip ir šitais tvarkomaisiais reikalais baigiam, judėkim prie klausimų. Šiandien klausimuose patarėjas